kiekviena demokratinė protesto forma yra laisvos visuomenės bruožas ir viskas tvarkoj su viešomis akcijomis, bet neturėtumėme ignoruoti ir tų faktų, kurie po praėjusiais metais priimto švietimo įstatymo, įgyvendinant įstatymą, buvo padaryti. Vyriausybės ir švietimo ministerijos pastangomis yra priimta dalis švelninančių sprendimų, kurie numato galimybės laikyti vieningą egzaminą, bet jo išlaikymas bus tautinių mažumų atstovų mokiniams lengvesnis. Mokyklų tinklo išlaikymui taip pat yra padaryti kompromisai, o tautinių mažumų mokyklose lenkų, rusų kalbų mokymas nėra susiaurintas, o yra iš esmės įvestos tik tai papildomos lietuvių kalbos valandos. Ir dar kartą aš norėčiau pabrėžti, kad visa šita naujovė dėl sustiprinto lietuvių kalbos mokymo nežengė nė per centimetrą toliau nuo praktikos, kuri šiuo metu yra Lenkijoje. Ir todėl girdėkime vieni kitus. Kompromisai buvo padaryti, dialogas įgyvendinant įstatymą bus užtikrintas per bendrą darbo grupę, kuri taip pat dirba įtraukiant mažumo atstovus. Ir aš linkiu girdėti vieni kitus, o ne rinkimų išvakarėse išnaudoti jautrius klausimus politinio kapitalo krovimo tema. Ačiū labai.